Daiva Bauerienė. Laiminga eglė. Mieli vaikai, kartais nutinka neįtikėtinų dalykų. Vienas žmogus pasikvietė mane į svečius ir parodė šalia savo namo augančią didelę gražią eglę. Žmogus man papasakojo, kad prieš 30 metų jo maži vaikai po kalėdų labai prašė eglutės neišmesti, o pasodinti atgal į žemę. Žmogus paklausė savo vaikų ir išnešęs į lauką pasodino ją į drėgną žemę. Eglutė išleido šaknis ir jau 30 metų laimingai auga šalia namo. Šiandien kviečiu pasiklausyti pasakos, kuri vadinasi Laiminga eglė. Žiema. Iš dangaus palengva krinta didelės baltos snaigės. Jos leidžiasi ant šalia namo augančios eglės. Žalia eglės skara tampa balta, o patekėjęs mėnulis ją dar papuošia sidabru. Eglė, tu labai graži, sako jai mėnulis ir pasiunčia oro bučinį. Eglė šiek tiek nurausta ir įsisupusi į baltą, sidabru puoštą skarą atsako: aš esu laiminga. Vėjas atpučia mažą debesėlį, bet mėnulis nuo jo lengvai pabėga ir toliau kalbina eglę. Visos eglės auga miške, o tu savo dienas leidi visai šalia namo, mieste. Argi tu čia gali būti laiminga? Eglė atsako ne iš karto. Ji dar labiau susisupa į savo baltą sniego skarą, tyliai kažką galvoja ir tik paskui garsiai pasako: žinoma, galiu. Esu laiminga dėl to, kad gimiau 2 kartus. Pirmą kartą gimiau tada, kai vėjas mažą kankorėžio sėklelę pasėjo į žemę ir išaugau aš, laibas eglutės daigelis, o antrą kartą gimiau mieste. Mėnuli, tu tik pažiūrėk, kokia graži mano balta sidabru puošta skara ir kokia ji šilta. Sušilau ir mano akelės merkėsi. Bet mėnulis nori sužinoti, kas eglei nutiko toliau. Eglė, egluže, dar nemiegok, papasakok man, kaip tu patekai į miestą. Visai paprastai. Kirvis mane nukirto, 2 rankos paguldė į mašiną, kur jau buvo daug mano sesių, ir atvežė į miestą. Tos pačios rankos išėmė iš tos didelės mašinos ir įsmeigė į sniegą. Atsimenu, tada buvo labai baisu, kągi man darys toliau. Priėjo žmogus, įdėmiai mane apžiūrėjo iš visų pusių ir parnešė štai į šitą namą, prie kurio dabar augu. Ei, mėnuli, kur tu? Ir vėl vėjas atpučia debesėlį, kuris nori paslėpti, o gal net praryti mėnulį, tačiau šis lengvai nuo jo pasprunka. Aš čia, aš girdžiu tave, o kas buvo toliau? Mane labai šiltai ir draugiškai pasitiko vaikai. Jie man davė atsigerti vandens, o paskui ėmė kabinti ant šakelių įvairius žaisliukus, girliandas ir lemputes. Manau, kad jie mane puošė dėl to, kad toli nuo gimtojo miško nebūtų liūdna. Manimi grožėjosi ir džiaugėsi 7 dienas ir 7 naktis, o paskui vieną dieną vaikai atsinešė didelę dėžę ir į ją sudėjo visus žaisliukus, girliandas ir lemputes. Ar tave išmetė už durų? Paklausė susirūpinęs mėnulis. Žmonės manęs nenuskriaudė. Išnešę į kiemą, jie pasodino į žemę
ir gausiai palaisti. Aš išleidau šaknis ir prigijau. Šitaip gimiau antrą kartą mieste ir jau 30 metų augu prie šito namo. Ei, Mėnuli, kur tu vėl pradingai? Išdykėlis vėjas atpučia iš karto jau 3 debesėlius, bet Mėnulis ir vėl nuo jų pabėga, ir vėl sidabras puošia baltą eglės skarą. Esu laiminga ir dėkinga žmonėms, kad mane pasodino atgal į žemę. Aš nežinau, kas atsitiko kitoms mano sesėms. Galbūt ir jos kur nors auga vėl pasodintos į žemę, o galbūt jas grąžino atgal į mišką? Ak, tas padauža vėjas. Dabar jis atpučia jau 10 debesėlių, kurie užkloja visą dangų ir paslepia Mėnulį. Ir nors žėrintis sidabras nuo baltos eglės skaros kažkur dingsta, ji lieka tokia pat laiminga, kaip ir buvo. Eglė mintyse pasiunčia Mėnuliui švelnų oro bučinį ir saldžiai užmiega. Iš dangaus vėl ima kristi snaigės, baltos snaigės ant laimingos eglės.